Galiu daryti, ką noriu. Tu neturi, ko nori, reiškia, neišbandy visko. Aš noriu pasidalinti su tavimi, kai kuom iš savo gyvenimo, ką aš darau, kad visą tai turėčiau. Tau įdomu, kas aš esu? Aš tas, kuris pasiekia laisvę. Galiu gyventi kur noriu, bet kokioje šalyje, mieste, vietovėje. Galiu daryti, ką noriu, pasirinkti bet kokią veiklą ir pasiekti joje neįtikėtino rezultato. Galiu bendrauti, bendradarbiauti, su kuo tik noriu. Ir visada tai bus tik mano pasirinkimas. Aš įvaldęs savo mintis, emocijas ir jausmus. Ir esu nepriklausomas nuo jų. Kaip esu nepriklausomas nuo tavo ar kitų nuomonės. Aš nepriklausau jokiai partijai, sluoksniui ar sociumui. Aš ištrūkau iš to jau senai. Nesu tame. Aš laisvas. Tu tikriausiai netiki to, ką aš dabar kalbu. Negali patikėti mano žodžiais. Net susipažinęs su manimi asmeniškai, tau bus sunku patikėti ir suprasti, kaip aš visą tai pasiekiau. Kaip aš atsiduriu būtent ten, kur noriu būti. Būtent ten, kur dabar esu. Aš noriu pasidalinti su tavimi, kaip kuom iš savo gyvenimo, ką aš darau, kad visą tai turėčiau. Nes aš turiu viziją ir tikslą. Kad kuo daugiau žmonių, tokių kaip tu, galėtų gyventi taip, kaip jie gali. Kaip gali iš tiesų. Taip, kaip sugeba. Kad jie suprastų, kiek svarbus yra mūsų žodžiai, mintis, emocijos ir generuojamas mumise energijos. Ant kiek tai yra svarbu. Ir tai net yra svarbiau iš visus jūsų veiksmus. Problemos? Nėra jokių problemų gyvenime. Yra tik pamokos. Supraskite, kad mus kūrė ne mūsų sėkmė, o mūsų parklupimai ir sugebėjimai atsitiesti po jų. Ne tiek kartų, kiek mes nukritom, o tiek kartų, kiek mes pakilom. Štai ką padaro mane, to, kas aš esu. Ir aš esu čia tik dėl to, kad aš daugybę kartų kritau, bet savo kritimus aš išnaudojau, kad pakilti dar aukščiau. Tu neturi, ko nori, reiškia, neišbandy visko. Ne, priimi tai, kas siunčia tau gyvenimas. Mažai dar vis kritai ir dar mažiau kartų pakilai. Tu bijai, kad tau nepavyks ir dėl to nedarai nieko. Ir taip pat tu bijai net sėkmės, nes nežinai, kaip atsilaikyti prieš ją. Aš susitelkiu į tai, ką aš galiu išmokti. Tik tai į tai. Ir tai veda manęs nuolatos į priekį. Tu neturi to, ko nori, nes tikiesi, o aš tikiu. Tu svajoji, o aš siekiu. Tu kalbi, o aš darau. Kodėl mes skiriamės? Ar yra tarp mūsų skirtumas? Be abejo. Aš laisvas, o tu darai, ko nori kiti. Tu darai tai, ko nenori pats. O aš darau, kas man patinka ir ką aš noriu. Tu visada žinai pasiteisino, kodėl to nepavyko. O aš esu atsakingas už viską, kas supo mane gyvenime. Visos tos banalios, motyvuojančios frazės neveikia. Jos yra tik žodžiai. Tačiau tai, ką tu darai kasdieną, tau sukuria rytdieną. Jeigu tu manai, kad tai duota kitiems, kad esi per mažas ar per silpnas, ar manai, kad to nepavyks, tu savo meluoji. Meluoji, meluoji ir meluoji. Kasdieną, kiekvieną dieną. Taip tau skaudės. Bus sudėtinga, sunku, kartais atrodys neįmanoma. Bet tikrai tavo sugebėjimas atsistoti, ryžtas, drąsa ir atkaklumas gali tave nuvesti ten, kur tu nori būti. Pradėk mylėti iššūkius, tai kaip myliu aš juos, nes jie veda mus į kitą lygį. Tu dabar turbūt tikriausiai šypsaisi. Arba pradėti mąstyti, kągi daryti, kaip to pasiekti. Aš tu pasakysiu labai paprastą taisyklę. Pradėk dabar. Ne šiandien, ne nuo ryto ar vakaro valandos. Dabar šią akimirką. Baigę žiūrėti mano video, pradėk keistis, kurk save naują. Tokių, kokiu tu nori būti pats. Spjauk visus tos, kurie geriau žino, kas esi ar turi būti. Kurie sako, kaip tu elgtis, ką veikti, ką sakyti, kur eiti, ką daryti, ką tu privalai ar ko neprivalai, arba koks tu turėtum būti.
koks tu esi, gali žinoti tik tai tu. Bet tik tada, kada pradėsi ieškoti savęs. Kada surasi save. Pradėk dabar. Bet nesuklysk. Nedaryk klaidų tų, kurių darėjai savo visą gyvenimą. Nepasirink tai, kas tau patinka. Nebūk savo troškimo vergu. Rinkis, kad tau būtina daryti, kad tu būtum kitoks. Imkis sunkiausių dalykų. Nesirink lengviausią kelią. Rinkis tą kelią, kuris veda tave prie tikslo. Ir nesvarbu, kokio sunkumo jis bebūtų. Aš tau duosiu keletą labai veiksnių patarimų, kaip ir nuo ko pradėti. Pasiruošęs? Važiuojam. Pirmas. Pradėk keisti savo kalbą. Nekalbėk apie tai, ko tu nenori. Nesikeik. Nevartok negatyvių žodžių. Nesakyk, kad tu negali, nežinai, tau nepavyks, tu nesugebėsi, tai ne tavo, tai neįmanoma. Liaukis. Nekalbėk iš vis, jeigu neturi ką pasakyti. Antras punktas. Pradėk keisti savo mintis. Apie ką tu galvoji kasdieną? Tas ir yra tavo gyvenime. Įsitikink to. Apsižvalgyk aplinkui. Suprask, kad mintis turi tokią pačią jėgą kaip ir žodžiai. Ir nesvarbu, kad tu tik pagalvoji. Negalvok blogai apie kitus žmonės. Nelinkėk blogo kitiems. Negalvok apie save blogai. Keisk mintis į pozityves. Tikėk. Daryk. Būk drąsus. Trečias punktas. Pradėk keisti savo jausmus ir emocijas. Nepasiduok negatyvimis emocijomis. Blogai nuotaikai. Neleis savęs negatyviai įtakoti, gadinti tau geros savijautos. Nebendrauk su tais žmonėmis, kurie negyvena, o egzistuoja. Kurie mąsto negatyviai. Kurie kaltina visus. Kurie nieko nesiekia ir nieko nenori, o tik skundžiasi ir verkia. Būk tarp žmonių, kurie gyvena teigiamomis emocijomis. Didingais tikslais, veikia kryptingai. Būk kartu su lyderiais, ieškok jų, tapk jo. Ketvirtas punktas. Pradėk keisti savo mokymosi būdus, pradėk skaityti, o ne žiūrėti. Gauk atsakymus į klausimus, kurie tu nori sužinoti, kuriuos tu visą gyvenimą ieškai, atsakymų ir negauni. Surask atsakymą. Sužinok. Išsiaiškink viską, kas tau neduoda ramybės. Eik iki galo. Nugalėk. Kol netapsi tikras, kad tu žinai. Ieškok mokytojų nuolatos kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną išmok kažko naujo. Lavink savo įgūdžius, sugebėjimus. Kiekvieną dieną padaryk kažką, kas tave ugdo. Dėl pačio savęs. Savo kūno, savo jausmų, savo proto. Penktas punktas. Pradėk keisti savo mitybą. Pamilk savo kūną. Stiprink jį. Nustok valgyti tą brūdą, kuris kenkia tavo kūnui. Maistas, kuris nesuteikia energijų siekti tikslų ir būti laimingu, negali būti valgomas ir vartojamas. Valgyk tai, kas daro tave stipresniu. Galvok prieš valgydamas, ką valgai ir su kokiu tikslu, nes visa tai palieka pėdsaką. Ir visa tai arba tave veda į priekį, arba smukdo. Nes naujajam aš, kurio tu tapsi, reikės daug daugiau energijos, daugiau jėgų, daugiau viso to, ko tu dabar neturi. Šešta dienos taisyklė. Pradėk keisti savo aplinką. Ieškok didesnių už save žmonių, iš kurių tu mokinsies. Būk tose vietose, kuriuose daug pozityvo ir teigiamų emocijų. Surask vietas, kurios priverčia tave mąstyti. Pradėk bendrauti su žmonėmis, kurie mąsto kaip tu ir siekia pokyčių. Judėk ten, kur tu galėsi pasiekti daugiau. Išsikraustyk į didesnį miestą ar didesnį butą.
Pakeis darbą įdomesnį. Be baimės palik tos, kurie tempia tave žemyn. Susirask naujų draugų. Septintas. Pradėk keisti savo kūną. Eik į sporto klubą, bėgiok, plaukiok, važinėk dviračiu. Daugiau būk gryname ore. Tikslingai, kruopščiai ir atsakingai siek tapti stipresniu ir ištvermingesniu. Stipriame kūne, stipri ir dvasia. Siek balanso ir pusiausvyros visame kame. Nebus lengva, bet patikėk, tai verta tavo pastangų. Dabar tu sužinojai 7 dienos taisyklės, kurias naudoju aš ir daugybė žmonių, kurie supa mane. Mano komanda, mano draugai, mano bendraminčiai. Jie nuolatos tai daro ir pasiekia vis daugiau ir daugiau. Sužino, pažįsta save, siekia savo užsibrėžtų tikslų. Tau patiko tai, ką aš kalbu, norėtum taip gyventi, bet patikėk, o jeigu tu gali, tai yra būtent tau. Tau tiesiog reikia kiekvieną dieną tai daryti, siekti, eiti ryžtingai, žingsnis po žingsnio, link naujo savęs. Ir svarbiausia, atsistoti po kiekvieno pralaimėjimo arba nesėkmės ir eiti toliau. Turi tai pabandyti.